Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manimi yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė Indrė ir su ja pakalbėsime apie kognityvinę elgesio terapiją ir apie jos pagrindinį turbūt komponentą, tai yra viena iš pagrindinių komponentų, tai yra mūsų mintis ir mūsų mąstymą. Labas Indrė. Ačiū, kad sutikai su manim šiandien pasikalbėti. Tokia gan įdomi tema apie mūsų mintis. Čia tas turbūt nemažai žmonių overthinkina, nemažai žmonių turi problemų, kokių ten minčių jiems kyla, kokios jos ateina į galvą. Bet tau, kuo ši tema tau svarbi pačiai? Kodėl ši tema galbūt aktuali tiek tau, tiek visuomeniai šiandien išgirsti? Džiugu, kad susirinkom čia šiandien. Tai iš tiesų mintys, kodėl mintys? Nes yra daug tų niuansų, ką mes galim žiūrėti ir analizuoti. Todėl nes mintys tampa tokiu fonu, kuris paskui veikia visą kitą. Visą mūsų gyvenimą, visą mūsų elgesį, emocijas, kūną ir taip toliau. Bet yra niuansas toks, turbūt svarbiausias, ar ne, kad mes galim pakeisti, mes galim pastebėti, pamatyti. Jeigu reikia pakeisti, jei nereikia, mes galim tiesiog paleisti. Bet pirminis tas, ar nesvarbu, suprasti, kad mintys yra tik mintys, tai nesu aš, nes aš tai esu vis tiek asmenybė, o mintys tai yra tiesiog mintys. Tai šitoje vietoje jas pakeisti galima labai paprastai, svarbu tik įdėti šiek tiek pastangų, ar ne, ir galim pakeisti labai daug. Ir labai dažnai, ką aš matau, kad žmonės, jie nepastebi. Jie nepastebi, kaip mintys juos užvaldo. Ir realiai pasižiūri į žmogų, išklausai jo problemos ir tu supranti, kad jeigu jisai tą vieną konstruktą pakeistų savo mintyse, visas jo gyvenimas pasikeistų gerąją pusę. Tai kažkaip dėl to turbūt ir nusprendžiau, kad apie mintis būtų labai prasminga pamatyti ir tiesiog daugiau tos švietimo padaryti. Tai mūsų mintis, mūsų mąstymas nulėmė mūsų tą emocinį gerbuvį, veikia mūsų emocijas. Kodėl svarbu apie tai kalbėti? Kas yra apskritai ta emocinė gerovė ir kodėl svarbu apie ją kalbėti? Tai, bent jau man emocinė gerovė tai yra daugiau tokia visuma, ar ne? Tai yra, kaip aš pažįstu, sugebu pamatyti visas tas emocijas ir mintis, ar ne, atpažinti jas, įvardinti, nevertinant ir jau toliau tie keitimo procesai jau šiek tiek kitaip, ar ne, nes tai siejasi ir su mūsų to pačiu atsparumu, nes jeigu labai svarbu suprasti, ar ne, pamatyti yra viena, įvardinti yra antra, o trečias, jungiantis toks dalykas gaunasi, kad o ką mes to toliau darom. Ir čia ir yra, kur žmogus atėjęs pas psichologą ar terapeutą jau turi su kuo dirbti ir gali su tuo dirbti. Ir labai dažnai šitoje vietoje mes pastiprinę šitą savo dalį, vien to pastebėjimo, atpažinimo, mes galim pasigerinti savo emocinę būklę, taip padidintami ir savo atsparumą, taip pat ir streso valdymą irgi lygiai taip pat šitoje vietoje. Tai žodžiu, mintis lemia tai, kaip mes jaučiamės ar ne, tai ir yra tokia savoka minčių higiena. Taip. Kas tai yra, su kuo tai valgoma, kaip sakant, kas čia per minčių higieną, čia išprausti kažkaip tas mintis, ar ką čia su jom daryti. Tai gal gali irgi pasidalinti, ką ši savoka reiškia. Tai iš tiesų, kaip aš sakau, minčių higiena, tai čia panašiai kaip susitvarkyti kambarį. Ne? Tai kambarį mes tvarkom daiktus, o šiuo atveju mes tvarkom savo mintis. Ir kaip tai daryti, tai tie paprasti elementarūs 3 žingsneliai, ar ne, kad pirmas pastebėt, antras atpažint, ar ne, ir įvardinti nevertinant, labai svarbu, ir trečias tada jau pasirinkti, ką su tuo daro. Tai pradėti, ar ne, galima nuo to paprasto elementaraus tiesiog pastebėti, kokia mintis man vis ateina į galvą. Ne? Kas dabar čia vyksta. Tada antram tam žingsnį mes galim pasižiūrėti, tai yra mintis ar faktas, nes čia irgi yra skirtumų. Ir tada trečiam, ar ne, jau mes galim žiūrėti, dabar su ta mintim, ateina man ta mintis visi galva ir ką aš dabar darau.
Dabar elgiuosi pagal ją, tiesiog stebiu ją ar gal keičiu ją. Nes tų variantų gali būti dar daugiau. Tas antras žingsnis - nevertinti tų minčių, bet atpažinti jas. Kas yra tas vertinti, nevertinti? Kaip suprasti, jau čia vertinu kažkaip savo mintį, ar nevertinu dar šiame etape? Jo, aš atpažinau viską, bet o kaip čia toliau yra? Taip, tai šitoje vietoje pasakysiu tokį pavyzdį. Manau, jis labai gerai iliustruos. Yra kelios mintys, ar ne? Šiandien šviečia saulė. Pirma mintis. Antra mintis. Šiandien saulė kepina. Trečia mintis. Šiandien saulė maloniai šildo. Ketvirta mintis. Šiandien saulė pagaliau pasirodė. Tai dabar kuri iš tų minčių, 4 yra, ar ne, mintis, o kuri yra interpretacija. Tai yra jau su jausminiu tokiu atspalviu. Tai jeigu taip žiūrėtume, ar ne, šiandien šviečia saulė yra faktas. Tai yra faktas, kurį mes galim patikrinti. Vat ką reiškia nevertinant, tai vat yra būtent, kad pasižiūrim, ar tai yra faktas. Visi kiti 3 sakiniai, jie turi emocinį atspalvį ir tai yra mūsų interpretacija. Man gal šiandien kaitina saulė, tau gal šiandien maloniai šildo, o trečia, žiūrėk, taip saulės pasilgęs, kad džiaugiasi, kad pagaliau jinai vėl pasirodė, ar ne? Tai čia jau yra mūsų interpretacija. O kai stengiamės atpažinti tas pačias mintis, tai ir svarbu pamatyti, kas tai per mintis ir ją atsieti nuo emocijos. Tai yra pasitikrinti. Tai yra faktas ar mano interpretacija. Tai jeigu atpažinau mintis, ar ne, supratau, ar čia faktas, ar tik tai mano interpretacija, bet kaip suprasti, ar ta mintis jau čia mane valdo kažkaip, ar aš vis dėlto tas mintis valdau? Čia yra tokia gan slidi riba, ar ne? Nes šitoje vietoje reikia suprasti, kad mes, kiekvienas žmogus, tiek aš, tiek tu, tiek bet kuris klausytojas, ar ne, mintys mums ateina savaime. Jų ateina kelios dešimtys per parą, ne? Tai yra tikrai daug. Ir šitoje vietoje mes tikrai kiekvieną mintį nesusikoncentruosime. Bet kaip atpažinti, ar tai jau mūsų užvaldė ir, ar ne? Tai pirmas dalykas, ne, jeigu ta mintis visi jau žiūrim, kad ryte pasikartojo, per pietus pasikartojo ir dabar vakare aš vėl apie tą patį galvoju, ar ne? Tai tada jau reiktų pasižiūrėti, kas čia vyksta, dėl kokių priežasčių ta mintis vis kartojasi, ar čia kažkoks darbas, kurio aš nepadariau vis ar nesugrįžta, ar čia vis tik yra kažkas giliau. Ir šitoje vietoje, manau, kas dar yra svarbu, ar ne, tai apie tą valdymą. Tai vienas dalykas, ar ne, mums ateina daug minčių kiekvieną dieną ir tai yra normalu. Dėl stebėjimo, ar ne, mums dabar svarbiausia pradėti stebėti tada, kai pajaučiam, kad mums tai kažkas negerai yra su šituo atėjimų minčių, ar ne. Gal vien blogos mintys ateina, gal vien liūdnos. Tai šitoje vietoje tada jau galime pasižiūrėti, ką mes galim padaryti. Ar yra kažkokių minčių, kurios dažniausiai pasireiškia žmonėms ir kalbant tą gal negatyvesnė prasme, nes mums patinka pozityvios mintis, mes gerai jaučiamės ir mes tada nesukam galvos. Bet yra sudėtingų tokių minčių, kurios nuveda į vieną ar kitą emocinę mūsų būseną. Tai kokios dažniausiai galbūt pasitaiko? Aš suprantu, kad su skirtingom turbūt emocijom yra kažkokių skirtingų, bet gal tavo patirtis vis tiek rodo, šitos tikrai dažnai, šitos irgi dažnai. Tai aš gal išskirčiau 3 tokius prioritetinius, ar ne, top, bent jau su kuo susiduriu. Tai pirmiausia būtų turiu, privalau, reikia. Turiu padaryti tą ataskaitą idealiai, reikia nueiti tą susitikimą, nes bus visi ten pažįstami ir draugai. Ir privalau dabar atrodyti taip, kaip šita instagraminė moteris, kurią aš followinu, ar ne? Tai šitie, tai turbūt numeris 1, ypač žmonėm, kurie linkia į perfekcionizmą, tai labai labai iš tiesų pakeitus šitos 3 žodžius į aš noriu, viskas persiverčia visai kitaip ir tada jau žiūrim, kad gal aš ir nenoriu, neturiu eiti į tą susitikimą, gal neprivalau tos ataskaitos idealiai padaryti ir taip toliau, ne? Tai būtų 1. Tada 2 būtų teigiamų dalykų nuvertinimas.
Man pačiai kartais net truputį kraupu, kaip iš tiesų, čia gal net lietuvių šiek tiek toks bruožas, kad mes nuvertinam labai. Jis čia mane pagyrė, nes privalėjo, nes neturėjo kitos išeities. O ne dėl to, kad aš čia tikrai skyriau visą savaitę laiko pasiruošti tai ataskaitai. Tai tas nuvertinimas tikrai yra labai dažnas ir elementariai pasakė komplimentą, kaip tu šiandien gražiai atrodo. Ai, čia niekas, aš čia biškai valandą sėdėjau, bet nieko čia, nieko to. Sena suknelė. Taip, sena čia ištraukiu iš spintos. Tai tiesiog natūraliai turim priimti tai, kas teigiama, juk tai malonu, ar ne, atrodo taip, bet iš tiesų pas mus vidiniai konstruktai veikia, kad kažkaip labai yra daug to nuvertinimo teigiamų dalykų. Na, o trečiasis tai būtų toks proto filtras, kai mes užsidedam tarsi akinius ir tik tai vienos spalvos įsileidžiam, ar ne, per tuos akinius šitos bangas. Tai kaip pavyzdys būtų, ar ne, mes matom tik tai, kas neigiama. Toj pačioj situacijoje yra du žmonės ir vienas mato tik tai, kas neigiama, va šitas blogai buvo, šitas, o kitas žmogus, žiūrėk, sėdi šalia ir mato, arba neutraliai, ar ne, arba, tai pasodinkim trečią žmogus viską mato tik tai, kas gera ir pozityvo, ar ne? Tai šitoj vietoj tas toksai akinių užsidėjimas, kad aš matau tik tai, kas neigiama, irgi iš tiesų gana dažnai pasižymi, pasimato bent jau man. Ir iš to irgi labai dažnai tenka pamatyti, kad paskui ir link depresijos žmogus eina. Ir man irgi toks, kai matau, kad to yra daug, iškyla noras ar ne daugiau to tokio švietimo daryti, daugiau su žmonėm dirbti prevenciškai, o jeigu jau yra kažkas, tai jau tada intervencijas daryti. Tai tokie top 3, kur tikrai Lietuvoje pakankamai paplitę. Iš tikrųjų žmonėm būna, dabar tai pagalvojau, kiek tenka ir konsultuoti, tai labai sunku komplimentą priimti, bet jeigu tik kritiką pasakė, tai jau patikėjau ir kad tai yra šventa kažkaip. Jau tikrai tas žmogus pamatė, kad čia, žodžiu, mano tą blogą, bet jeigu gerą pamatė, meluoja. Tikrai taip. Ir labai panašu į tą pačią pusę, ar ne, kaip pavyzdys. Aš padariau klaidą kažkokią ataskaitą, ar ne, neparašiau kažko gerai. Dieve, kaip aš taip galėjau, visas darbas šuniui ant uodegos, o jeigu tai padarė Agnė, ai tai nieko, tai čia tik maža klaidelė, toks skirtingas požiūris, nors faktas tai yra paprastas, viena klaidelė. Taip, abi tą patį, bet vertinimas visai kitoks. Tokie esam truputį susitelkę save matyti blogiau, negu iš tikrųjų yra. Kažkaip kitus palankiau vertinam, ar ne? Tikrai taip. Kaip galvoji, kodėl mes esam linkę labiau į negatyves mintis, nei į pozityves? Aišku, yra tikrai pozityvių žmonių, bet jų turbūt, bent jau Lietuvoje, tarkim, tikrai ne kas antras pozityvus. Tikrai. Vis tik linkę labiau pagalvoti apie situaciją ar kažkaip apie būsenas, apie žmonės labiau negatyviau. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų taip smegenys suveikia kažkaip? Taip, mūsų smegenys taip veikia, nes tiesiog jos taip sukurtos apsaugoti mus nuo grėsmių. Nes tais pirmykščiais laikais, ar ne, tai mums reikėdavo išvelgti grėsmes, kur yra koks grobuonis, kur kas, kaip apsisaugoti save, kokios tos uogos valgomos, kokios ne. Ir mūsų protas savaime įprato, kad jis turi mus apsaugoti, todėl mes ieškom, kas yra blogai, kas yra negerai. Tai šiaip normalu. Gera žinia ta, kad mes galim išmokti teigiamai mąstyti, ar ne? Kiekvienas, visiškai, net didžiausias pesimistas gali tą išmokti. Svarbiausia pasižiūrėti, ar mums to reikia. Tai čia yra vienas niuansas, ar ne? O kitas niuansas tai yra tas, kad mes esam jau taip įpratę. Tai yra mūsų įprotis, rutinos dalis. Pastebėti vienokius ar kitokius dalykus, ar ne? Ir šitoj vietoj, irgi būna, kad reikia tiesiog pakeisti tam tikrą įprotį. Tas pats minčių pastebėjimas ir patikrinimas, ar ne? Ar tai yra faktas, ar tai yra vis tik tai interpretacija. Ir jeigu pamatom, kad yra ta neigiama interpretacija, mes ką galim padaryti, mes galim pažiūrėti, aha, tai pagaliau ta saulė išlindo. Tai mes galim, šiandien saulė šviečia, aš tai pamačiau.
viskas, ar ne, pakeičiam tiesiog tą mintį ir tai išsiugdom su laiku naują įprotį, naujus neuroninius kelius savo smegenyse, tik aišku, tai šiek tiek užtrunka, bet mes kiekvienas tai galim padaryti. Tai gal gali truputį papasakoti, tai kaip tos mintis nulėmė mūsų emocijas, elgesį, čia tą kognityvinę elgesio modelį, terapijos tą modelį, bazinį mūsų, tai gal gali truputį supažindinti mūsų žiūrovus. Tai kognityvinės ir elgesio terapijos modelis yra gan paprastas iš tiesų ir lengvai pritaikomas, nes mes kiekvienas tą galim prisitaikyti, tai mūsų mintys, emocijos, kūno pojūčiai ir elgesys yra tarpusavyje susiję ir veikia vienas kitą. Kaip pavyzdys, ar ne? Paimkim paprastą tokį pavyzdį, kad ir šiandieninį mūsų filmavimą. Man tai tokia nauja patirtis, ar ne? Ir aš turiu 2 variantus, 2 kelius, kaip visą tai veikia. Pirma, mintis. O Dieve, dabar reikės filmuotis, ką čia reiks daryti, kaip čia reiks pasiruošti. O atėjus, kas čia bus, matot, viskas ir emocija, ir kūnas visas susigūžęs. Arba aš galiu galvoti, kad vau, laukia nauja patirtis, atsiverti jai, pasiruošti ar ne, ir tada atėjus tiesiog pasakyti tai, ką žinau geriausiai. Tai šitas modelis, kas svarbiausia, jisai skirtingose situacijose gali skirtingai suveikti, ar ne, nes irgi tai nuo mūsų tos nuojautos, jau tos savijautos, kaip mes jaučiamės priklauso ir tam pačiam žmogui. Jeigu aš vakar elgiausi vienaip toj situacijoje ir mąsčiau vienaip, šiandien aš galiu mąstyti ir galvoti kitaip. Tai jeigu galvotumėm apie tą CAT modelį, jisai labai gražiai paaiškina mintis, emocijos, elgesys, kūno pojūčiai. Kodėl pasidaro labai sunku atskirti, ar ta mintis yra faktas, ar tai yra interpretacija, ypatingai, kai mes esam jausmuose paskendę? Tai tas ir yra, kad mes esame jausmuose paskendę, ne? Ir mes veikiam automatu. Tai yra iš įpročių, kuriuos jau turim susiformavę, mes neanalizuojam, nežiūrim, tiesiog gyvenam. Ir tai kaip ir yra normalu, nes mūsų smegenys nori, kad mes sutaupytume energijos, kuo mažiau jas išeikvotume, ar ne, ir tada ir gaunasi, kad mes veikiam pagal įpročius, kuriuos jau turim susiformavę ir tos mintis, kokios jos ateina pagal mūsų konstruktus, kad ir kokie jie būtų susiformavę. Ir šitoje vietoje, jeigu mes neįkišam to trigrašio ir nepradedam pastebėti minčių, tai tiesiog automatu ir važiuojam ir tada yra toks dar svarbus niuansas, ar ne, kad labai dažnai mes mintį priimam kaip tą faktą. Nors iš tiesų tai ne visada taip yra, ar ne? Kaip ir tas pavyzdys, kaip ta saulė šviečia vis tik tai, kur faktas, kur interpretacija. O mes tą savo mintis esam linkę priimti kaip faktus ir tada gaunasi, ar ne, kad pagalvojau, kad liūdna, tai ir man liūdna, arba man liūdna ir tada atrodo, visos mintis liūdnos yra, bet esmė taip ir gaunasi, ar ne, kad jausmas ateina iš paskos minčiai ir mes mintis galim kontroliuoti. Man labai patiko vienas pavyzdys, kurį perskaičiau apie antį ir ančiukus. Tai antis yra mūsų mintis, o ančiukai yra visi jausmai, kaip mes jaučias, kūno pojūčius ir emocijos, ar ne? Ir elgesys. Ir šitoj vietoj ančiukai aklai seka antį, aklai seka mūsų mintis, bet jie nežino, ta antis teisingų kelių keliauja ar ne. Ir šitoj vietoj tas ir yra kritiškumas, ar ne, kad turim pasižiūrėti, naudinga mums yra pasižiūrėti, tai faktas ar interpretacija, o ne aklai pasitikėti, nes mes nežinom tada, kur tai nuves. Ar gali būti, kad kartais mintis yra sunku keisti vien dėl to, kad mes, įpratę taip galvoti, bet tuo pačiu ir atrodo, kad tas keitimas gali truputį mūsų ir asmenybę keisti, kas yra be galo baisu. Pavyzdžiui, jeigu aš buvau tikrai linkęs labiau į pesimizmą, labiau matyti juodom spalvom, galbūt negatyvesnis ir iš to kažką gaudavau, nežinau, arba kažkaip gyvenau. Ir staiga, jeigu aš tapsiu čia pozityvus, kaip tada? Kaip tu manai, ar esi su tuo ir susidūrusi galbūt? Tikrai taip, iš tiesų. Čia sakau, svarbiausia suprasti, kad normalu yra, jog mes esame įpratę, taip kaip esame įpratę, ar ne, nes
tai, kaip mes esame įpratę, tos konstruktus yra daug niuansų, kurie sukuria, ar ne? Bet yra esmė, kad mes galim tai keisti ir aš turėjau vieną klientę, kuri pamatė savo mintis ir su tokia išgašiu ir nuostaba sako, o tai kaip dabar, man jas reiks keisti ir kas aš tada būsiu? Tai šitoj vietoj normalu, kad tai yra baisu, pokytis yra baisu ir tai yra viskas okei su tuo. Tai ką mes galim padaryti, ar ne, tai priimti, kad taip, čia laukia pokytis, taip, aš jo dabar noriu ar ne, ir man pavyks tai padaryti. Tai šitoje vietoje normalu, kad yra baisu, kas nežinoma, nes mes tiesiog taip esam sutverti, kad kas nežinoma reiškia lygų ar ne baisu ir tada turim saugotis ir gelbėti save. Tai šitoje vietoje ugdydami sąmoningumą, taikydami įvairias sąmoningumo praktikas, kvėpavimo praktikas, mes galim šiek tiek ar ne įsižeminti, sugrįžti į save ir jau tada ramiau pastebėti tas mintis ir pamatyti, kad mintis yra tiesiog mintis, tai nėra aš. Dažnai klientai, tiek ir draugai, ir kiti, tiesiog žmonės, ar ne, tai sako, negaliu paleisti tos minties. Pakeičiu, pabandau pažiūrėti pozityviai, bet vis tiek tas overthinkinimas lieka ir aš esu overthinkintojas turėčiau dabar, ar kaip čia tą žodį dabar panaudoti, bet tikrai dažnai tas galima girdėti. Neina paleisti tos minties. Ką galima tada daryti? Taip, tai šitoje vietoje, tas įsisąmoninimas, ar ne, kad tai yra normalu. Normalu, kad ta mintis grįž po dienos, po savaitės, po mėnesio. Nes tai yra naujas įprotis. Naujam įpročiui išugdyti, realiai, jeigu populiariąją teoriją žiūrėsim, tai sako 21 dieną arba mėnuo. Iš principo, moksliniai tyrimai tai rodo, kad čia labai priklauso nuo kelių dalykų. Pirmas dalykas, tai ar mes tuo pačiu metu darom, ar lygiai taip pat ir kasdien. Ir tada šitoj vietoj tas laikas, jeigu mes kažkurį iš tų 3 niuansų pakeičiam, gaunas, kad mes prailginam ir skaičiau dabar vieną gerą straipsnį, kur rašė, kad įpročio susiformavimas gali užtrukti iki 3 metų. Tai viskas okei, kad ta mintis ateina ir po metų. Tai mes tiesiog ką galim padaryti šitoj vietoje, ar ne? Tai pastebėti ją, ar ne? Pasakyti, labas, matau tave mintie ir pasirinkti, ką mes toliau darom. Nes vieną, ką tu įvardinai, tai aš toliau grūsnos, ką vėl man ta mintis atėjo. Bet mes galim tiesiog, ją paleisti ar ne, galim pasižiūrėti, kas čia dabar įvyko, kad jinai man vėl sugrįžo po kažkiek laiko. Kažkas sutrigerino, kažkas vėl pasidarė taip, kad norisi grįžti prie to, ar ne? Tai jeigu tai nelaiko poreikis, nes naujam įpročiui suformuoti reikia mažiausiai mėnesio, nuo mėnesio iki 3 metų, ar ne? Tai tada pasižiūrima, labas mintie, ačiū, kad esi, ir pasirenkam, kaip mums naudingiausia dabar yra su ją, ką toliau daryti. Tai ką galima, jeigu galvotumėm, kad gerai, noriu pradėti pokytį, noriu pradėti keisti mintis, bet dar esu toj pradžioj, tai kokius mažus žingsnius galiu pradėti daryti kasdien, nes vis dėlto turbūt pačią pirmą dieną nereikia tikėtis, kaip ir sakai, kad staiga imsiu ir būsiu pozityvus ir ten būsiu kitaip mąstantis. Ką galiu daryti po mažą žingsnelį tokį kasdien, kad ugdyčiau naują įprotį? Tai pirmas dalykas, ar ne? Mes galim tiesiog skirti šiek tiek laiko, kad ir ryte prie kavos puodelio, ar ne, tas 5 minutės pastebėti, o kokios mintys man kyla. Ir pasitikrinti, tada antras žingsnelis būtų, ar ne, pasitikrinti. Čia mintis yra faktas ar interpretacija. Kas tai? Ta mintis faktas ar interpretacija, ar ne? Ir tada jau, trečias, jau jeigu prieinam iki to trečio, ar ne, turim tiek ir laiko ir noro, nes visi žmonės yra skirtingi. Tai trečiam tada žingsnį mes jau galim žiūrėti, ką toliau norim daryti. Bet pats pirmas, kuris jau turi poveikį, tai vien tas minties pastebėjimas. Ir tada antras žingsnis, ar ne, pasitikrinti. Tai faktas ar interpretacija. Kaip šiuo atveju gali padėti sąmoningumo technikos, arba dar gal kažkokių yra papildomų technikų, kurias galima naudoti? Taip, tai aš dažnai klientam
patariu, parekomenduoju ar ne, apmokau tam tikrų būtent sąmoningumo ir kvėpavimo metodų, nes kai yra daug minčių, mums tikrai gali prireikti to kažko metodo, kaip įsižeminti ir biškį sugrįžti, ar ne, nes taip mes galim galvot, kad, okei, dabar kokia čia ta mintis, čia man čia tokia, ir tada pasimesti, kad čia tų minčių yra, daugiau negu mano galva, ar ne? Ir jų belė kiek ir ką dabar čia jas visas užsirašyti. Ne, tada ir ateina tos sąmoningumo praktikos įvairios, kvėpavimo pratimai, ar ne? Tas pats minties užsirašymas, ar ne? Jis irgi turi labai didelį tokį poveikį, kad mes galim atskirti mintį nuo savęs, padaryti tokią atotrūkę, ar ne? Bet jau sugrįžę į save. Nes labai, kai yra kažkas, tų minčių daug, mums reikia kažkokio to metodo, ar ne, ar pajudėti, ar pakvėpuoti, ar kažkaip kitaip įsižeminti, kad jau galėtume imti stebėti mintis. Nes kai yra emocijų antplūdis, tai tikrai be šansų mums stebėti visas mintis ir dar vertinti, tuo momentu ne tai turėtume daryti. Gal turi kokį pavyzdį, kokie pratimai geriausiai veikia, tarkim, įsižeminimo, sugrįžimo į čia ir dabar iš tavo patirties, ar, nežinau, literatūros, ką sako. Kas labiausiai galėtų būti toks veiksmingiausi tokie pratimukai, greitai čia ir dabar, žodžiu? Taip, tai iš tiesų galima rekomenduoti kelių rūšių pratimus, ar ne? Jeigu tinka kvėpavimo pratimai, nes tikrai ne visiems žmonėms jie tinka, tai vienas paprasčiausiai yra kvėpavimas kvadratu. Ką tai reiškia, kad kvėpuojant mes skaičiuojam iki 4. Tai yra, taip, galim net nusipiešti kvadratuką ir sekti pirštu, jeigu tai paprašiau, ypač jeigu žmogus vizualas, tai įkvėpiant skaičiuojam iki 4, sulaikom kvėpavimą, skaičiuojam iki 4, tada iškvėpiant skaičiuojam iki 4, vėl sulaikom, sulaikius skaičiuojam iki 4, ir vėl nuo pradžių vėl įkvėpiam iki 4, sulaikom iki 4, iškvėpiam iki 4 ir vėl sulaikom iki 4. Ir taip kartoti bent jau 3-5 kartus, kol nurimsim, ar ne? Susikoncentruojam realiai į skaičiavimą, į kvėpavimą ir tada jau galim žiūrėti, tai kas čia buvo, kokios tos mintys dabar ateina ir judėt. Tai vienas būtų iš kvėpavimo. O jeigu iš tų įsižeminimo, tai irgi labai priklauso nuo žmogaus. Aš paskutiniu metu turėjau daug tokių judrių žmonių. Tai jiem 2 tipų pratimai tinka. Vienas tai tiesiog išjudėjimas. Elementariai pasileidžiu muziką arba jei neturiu galimybės, kur esu tiesiog ar pritupimų padarau, ar pabėgu vietoje, nes vienas klientas pasiklausė, sako, o pabėgti vietoje galima? Tai žinoma, sakau, išjudėti truputį tas ar ne, tą visą susikaupusią emociją. Ir tada atsisėdo ar ne, jau vis tiek kvėpavimas sutankėja savaime, nes mes judėjome. Ir tada pasižiūrėjau, tai kokios mintys dabar ateina į galvą, kas čia įvyko. Ir trečias būtų iš tų tokių daugiau įsisąmoninimo metodikų, ar ne, tai tiesiog persižiūrėti visą savo kūną, ar ne, nuo kojų, nuo pėdų, ką jaučiu savo pėdose, ką jaučiu blauzdose, šlaunyse, savo liemenyje, nugaroje, ar ne, krūtiniai, rankose, kakle, galvoj, veide. Koks pojūtis, kur kas. Ir tuo metu labai dažnai žmonės iš tiesų pastebi, kad o čia man, važiuok, čia įsitempia čia, man čia kažkaip koja lyg nori traukti, man tai čia kažkaip kaklas kažkas negerai, man tai nugara, žodžiu, visokių, ar ne? Tai tiesiog toks sugrįžimas į save ir nepasižėjimas, tai kaip aš jaučiuosi, nes mes nukreipiam dėmesį nuo minčių ir tada jau galim vėl prie jų grįžti ir visiškai kitaip pasižiūrėti tiek į mintis, tiek į visą situaciją, kuri įvyko. Ar yra kažkokių iš dėmesingumo, tarkim, įsisąmoninimo, sąmoningumo pratimų, kas galėtų padėti stebėti mintis, kad ne tik tas sąmoningai pamatyti, bet kokie pratimai galėtų būti bent jau pradžiai, kurie leistų apskritai suvokti, kad yra tų minčių ir kaip jos ten plaukia ir panašiai. Taip, tai jeigu pačiam ar ne, tai tiesiog jūs galite ar ne, pradžioje atsisėdu, susitelkiu į kvėpavimą, susitelkiu, kur oras kyla ar krūtinėje ar pilve, minutę pakvėpuoju, ar ne, o žiūrėkit, kas toliau bus. Čia ir yra niuansas, kad jau vien tą minutę kvėpuojant, mums mintys pradės eiti, pradės lysti ir neišeina taip paprastai, ar ne? Ir todėl ir sutelkiam tą dėmesį į kvėpavimą, kad biškį
tas mintis apraminti ir tą ūžesį truputį sumažinti. Tai vienas iš tokių variantų yra, o kitas, jeigu norisi su kažkokia tokia minimalia pagalba, ar ne, tai yra visokių įvairių meditacijų, kaip mintys, kaip upė, meditacijos, kalno, gražios vietos ir panašiai. Tiesiog pradėti nuo kažko ir jūs tada pradėsit matyti, kad, kurioje vietoje tos mintys kyla ir kas čia vyksta, ar ne? Nes kol nepradedi žiūrėti, tol o kas čia? Tai, tiesiog pabandykit pakvėpuot minutę, sutelk dėmesį į kvėpavimą ir pasižiūrėsit, kaip tikrai tos mintys kyla. Tai dabar dar pabaigai norėtųs paklausti, tai kokia svarbiausia galbūt tavo pačios manimų būtų ta žinutė apie mintis? Su kuo tu pati kasdien gyveni, gal savo kažkokį turi pratimą ar kartojimą apie tas mintis, ką galėtum ir mūsų žiūrovam pasidalinti? Tai turbūt didžiausias dalykas, kad mintys yra tik mintys. Jos ar ne kaip debesys, atplaukia ir nuplaukia ir viskas su tuo yra gerai. Ir šitoj vietoj, man tai turbūt labiausiai veikia tas ar ne, kad tai pasitikrinimas. Čia faktas ar interpretacija. Aš pati asmeniškai dažnai naudoju tą sakinį, kad kas čia iš tiesų dabar vyksta. Tai čia daug tų dedamųjų, ar ne, ir čia, ir dabar iš tiesų. Ir jeigu pradedi žiūrėti, tai tada, toks atsiranda, ar ne, stabdis, kad, rimtai, o čia, gal tikrai čia kažkas ne to, gal tikrai čia dabar ta emocija užvaldė, aš čia pasielgiau taip įdomiai, kas čia buvo, tiesiog toks supratimas ir svarbiausia turbūt gal priėmimas, ar ne, kad normalu visaip jaustis, normalu, kad ateina visokių minčių, viskas su tuo gerai. Svarbiausia ar nežiūrėti, kas man kaip žmogui yra naudingiausia. Ir jei matau, kad kažkas nenaudingai, tai tada žiūrėti, o ką galiu padaryti, kad būtų naudinga. Čia kažkaip atrodo, norėtus žmonėm dar pasakyti, kad nereikia bijoti savo tų minčių, ne, kokios jos ateina. Tikrai taip. Nes jų mes visi visokių turim. Taip. Kartais atrodo, kad aš vienintelis, tik šitaip galiu pagalvoti ir tik su tokiom mintim ar nebūt. Bet, kaip tu dalinaisi, yra daug tų tipinių minčių pagal tam tikras struktūras, kurios ateina pas mus į galvą. Tai ačiū labai, Indre, ačiū, kad atvykai, kad dalinaisi savo įžvalgomis, savo žiniomis su mūsų žiūrovais. Ačiū labai, kad klausėt. Jeigu norite ir toliau girdėti naudingą turinį, tai kviečiame pasekti mūsų YouTube kanale.